Sveiki gyvi, kitais metais bus Lietuvos Respublikos pirmininkavimas Europos Sąjungai ir kadangi mes esame ant tiek neįgalūs valstybinė prasme, LRT irgi matyti neįgali, nieks nėra įgalus, kad sutvarkytų taip, kad tokius renginius organizuotų tik valstybinės institucijos ir įstaigos, kurios galėtų efektyviai atsižvelgiant į kaštų naudos analizę padaryti tokius renginius. Dėja, taip jau gavosi, kad pirmoji kova vėlgi laimė Jogaila Morkūną, tai Morkūnas šiagi visiškai matyti nėra paslaptis, nes, žmogus yra tikrai išmanus, gudras, protingas, turintis gerus ryšius su prezidentu Valdu Adamkumi, su premjerė buvusi Ingrida Šimonytė ir su kito aukšto rango pareigūnais ir matyti tas toks jo gudrumas, landumas labai praeina. Bet ką mes atkapstėme, tyrinėdami jo dabartinį viešuosius pirkimus, tai tokį vieną įdomų dalyką. Mes jį ir pavadinome labai paprastu, tai triukas, kuris telpa vienoje eilutėje. Ir tas triukas jau eina pasirodo sisteminis. Aišku, čia matyti įrodymų reikės atiduoti ikiteisminio tyrimo institucijom, kad ištyrinėtų šitą dalyką. Tai nėra kažkoks nusikaltimas, bet faktas, kad tai yra sistema. Ir iš tos sistemos niekas nesimoko. Pavėlgi studijuokime, o kągi kalba mūsų sutartis, kurią būtent pirmoji kova pasirašė dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje. Iš viso sutartis atrodo nedidelė, yra 68 lapai, ten maždaug apie nieką, geri žodžiai, sakymas ir panašiai. Bet esminį dalyką, kurioje mes atrandame sutartį viename punkte, tai kaip aš jau sakiau, triukas vienoje eilutėje. Tai yra multimedija ir projektorius. Įraše į kainą yra parašyta, kad minus ten 6400 eurų. Įdomu yra dalykas, kad tokių vienetų iš viso, jie preliminariai nusimatė, kad reikia 15 tokių vienetų. Jeigu 15 padauginam iš 6400, mes gauname nedaug nemažai 96 000 eurų. Kaip netikėta, kaip žavu, Jogaila Morkūną pasiūlo projektorių, kurio gali visiškai ir nereikėti. Bet projektoriui pasiūlo nuolaidą ir stebuklingų būdų jisai laimi. Aš manau, kad jeigu pasidomėtų vienos ar kitos tarnybos, o kas buvo sudarytojas komisijos narių, kaip tie komisijos nariai pirmininkavo prie NATO samito organizavimo, ar tie patys, ar ne tie patys, tada mes pamatytumėm, kaip sistema veikia išvien. Ir ar tokių projektorių, ar tokių panašių dalykų reikia ir kitose renginiuose, kuriuose laimėjo pirmoji kova, arba kitos vertybininkų įmonės. Įdomiausias yra dalykas, kad visos kitos išlaidos gaunasi 81 000. Užsifiksuokit labai šitos skaičius. 81 000, tai yra momentinė kaina 6400 ir 96 000. Ką tai reiškia? Jie iš 96 000 minusuoja 81 000, tai yra vadinamos tos kitos išlaidos, ir gauna 15 000. Dadėkit plus PVM, tai yra 18 150. Tai bingo, mėlėjimą. Tai šita nuolaida arba šita viena eilutė ir lėmė, kad jie laimėjo konkursą. Bet toliau dar įdomesni dalykai mes matome sutartyje. Dar įdomesnius dalykus mes matome, iš kur jisai gaus pelną. Dar įdomesnius dalykus mes pamatysime, kaip valstybė praranda iš tikrųjų išlaidas. Vienas neigiamas įrašas arba vienas neigiamas pasiūlymas, kaip pasakau, nutempė 4 kitus dalyvius žemyn. Kaip žinote, kiti 4 dalyviai, jie negalėjo, arba tiksliau, nelaimėjo, nes jų pasiūlymas buvo be nuolaidos, be minusinės kainos, ir neturėjo kažkokios tai naudos. Dabar mes ką pabandom pastudijuoti ir pasižiūrėti, ką kalba jo ta sutartis, arba preliminariai spėjam, kas tenais vyksta pas jų, tai yra 2 kišenės, į kurias patenka piginėliai. Piginėliai, kaip žinote, Jogaila Morkūnas ir jo aplinka labai myli tos piginėlius. Ir čia yra 2 dalykus, tai yra fiksuota kaina į paslaugą, tai yra popieriuje siūlomas pasiūlymas, konkretus ir aiškus, ir antras srautas, arba antra kryptis, tai yra faktinis išlaidų, kur jie patenka. Atlyginimai, kiti panašus dalykai ir panašiai. Bet samatoje 10 eilučių turi įkainius, kuriuose įkainiai yra lygiai 0. Įdomus yra dalykas, kad ir prieš tai kai kuriuose pirkimuose mes preliminariai spėjame, kad lygiai tokia pats žaidimas buvo su nuliniais skaičius. Tai yra absoliučiai nulinis įkainis, Pavyzdžiui, kaip renginio vietos nuoma, nulinis. Maitinimas 0, gėlės 0, apivadinimas 0, dizainas 0, ir kur visiškai nereikalingas absoliučiai nuliniai dalykai, bet yra 0, 0, 0. Bet čia atsiranda įdomus dalykas, kad jie samdo subrangą. Pasirodo, jie ne patys organizuoja, bet jie samdo subrangą. Ir čia atsiranda 2 tokios, skirstimo įmonėlės arba peniukšliai, kurie pasiskirsto. Tai atsiranda tokia įmonė Konferenta,
Labai įdomi atrodo įmonė, man nebuvo girdėta, bet šitą įmonę nustebino sutarties apimtimi ir dydžiu. Kaip žinote, šitą įmonę yra pakankamai sena jaunai įkurta. Yra 6 akcininkai šitos įmonės ir pradedam smalsumo dėliai pasižiūrėti, kas yra akcininkai. Vadovas yra Petras Paulikas, man irgi praktiškai jisai nežinomas žmogus, aš apie jį nieko negalėčiau pasakyti. Bet apie kitus akcininkus irgi labai yra nutylima informacija. Vienas akcininkas yra užsienietis, kur išvis jokios informacijos nepatikim. Aš manau, po mano šito viešo pasisakymo UAB konferentą išviešint savo akcininkus prodės. Tarp pačių akcininkų randame žmonių, akcininkų, kurie šeimos nariai dirba irgi biudžetinėse įstaigose arba valstybiniai pavaldžių įstaigai, taip stek, kur irgi puikiai žinot ką. Įdomus yra dalykas, kad nuo 2014 metų šitą įmonėlę turi sutarčių su įvairiausiom biudžetinėm įstaigom, valstybinėm įstaigom, tai yra iš viso sutarčių 774 sutartys. Bendra suma spėkite, kiek galėtų būti. 9,925 milijonų. Praktiškai 10 milijonų turi kontraktų iš valstybinių biudžetinių įstaigų, kurios yra išlaikomas, vėliai mano, iš jūsų mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. Tarp jos klientų, kaip ir sakiau, yra Seimas, yra prezidentūra, yra vadovybės apsaugos departamentas, yra specialiųjų tyrimų tarnybas, yra dar keletą daug valstybinių institucijų, įstaigų, įstaigėlių, organizacijų ir panašiai. Iš tikrųjų labai keistai, man atrodo, kad mes valstybę ištaškome šitiek pinigų, o neturime savo įstaigos, savo institucijos, kuri padėtų valstybinius renginius organizuoti. Na, kultūros ministerija kuo puikiausiai galėtų šitą dalyką daryti. Tai dabar žiūrėkime, mes, kaip ir sakiau, rinkoje šitoje viešajame pirkime dalyvavo 4 dalyviai. Kai kurie, kurių kainų pasiūlymas sviravo nuo 85 tūkstančių iki 450 tūkstančių, ten jeigu įman tam tikrą intervalinį skaičiavimą, tai yra iš tikrųjų rinkos kaina. Čia kažko tai didelio mes, matyt, nelabai ką ir galima surasti. Bet, kaip aš ir sakiau prieš tai, UAB pirmoji kava pasiūlo 18 tūkstančių minusą. Tai yra popierinis minusas, sako, mažiau. Jie atrodo pigesnė, ir tokia atveju, kas pasikeičia. Nuo 100 tūkstančių iki 475 tūkstančių už konkretumą gaunas. Tai, ko gero, mes puikiai suprantam, kas šį vyks. Tai esminė vieta, kad pigus siūlymas nesutaupė valstybės pinigų, jis tiesiog pakėlė, spėkite ką, organizatoriaus pelną iš numatomo honoraro į nematomą perdavimo maržą. Perpardavimo, kitaip pasakysiu. Žinot dėl ko? Todėl, kad iš šitų likusių 2 įmonių jie perka paslaugas, neva tai didmenininkis, o mum parduoda valstybei pagal sutartį, čia mes įtarėm, mažmeniniam kainom. Kyla klausimas, o kodėl jie neperka tiesiogiai? Tai dar kartą aš galiu pasakyti, iš subrangovų perka, urminę kainą, mum parduoda mažmeninę kainą. Tai kaip ir dar kartą toju. Jeigu bilietą jie gali už 30 eurų, valstybė jie parduoda už 35. Tada kyla klausimas, kodėl valstybė neperka tiesiogiai paslaugos iš tų įmonių, o neleidžia samdyti subrangą ir mes už tai turėtumėm sumokėti tarpininkai. Čia dar yra ne pabaiga. Teko mums susisiekti su keletą įmonių, kurios dalyvauja panašiuose pirkimuose, aišku, daug mažesnėse, smulkesniuose ir panašiai. Na, ir aš uždaviau klausimą, klausykit, sakau, schemą pradėjau aiškinti, šnekėti su jais, diskutuoti, sako, čia įdomi schema, čia, sako, mes apie tokią schemelę nebuvo net pagalvoję. Sakau, gerai, davai, Kebra, pabandom pažiūrėti, kokia yra pelno marža. Na, sako, tokie renginiai, tai, kad tu kalbė apie subrangą, tu kalbė apie įmonėlės, renginys labai įprastas, paprastas, nieko kažkas ypatingas, pasirodo, Europos pirmininkavimas nieko ypatingo nėra, nes ką tik buvo NATO, summitas, patirti žinios yra, viskas nušlifuota, padaryta, didžioji dalis valstybės atlieka tam tikras savo funkcijas. Na, sako, jeigu tai paėmus, pelnas yra nuo 10 iki 20%. Tai Jogailo Morkūno pirmoji kava, šitas pirkimas jam kažkur generuos apie 100-215 tūkstančių. Tai 100 tūkstančių ir 215 tūkstančių, pasimkim vidurkį, tegu būna 150 tūkstančių. Tai 150 tūkstančių tokiame vasaros metu, vaikams, moksleiviams, stovyklom kompensuoti. Yra šis pinigėlių? Aš manau, yra. Paskirskime 115 tūkstančių ir 150 tūkstančių, ar 215 tūkstančių premium gerai besimokantiems vaikams.
Bus paskatinimas, jeigu jie kiekvieną mėnesį gaus po 500 eurų stipendiją. Aš manau, kad tai bus. Bet ką jis gerbėjai mano, tikrai ne iš Jogailos Morkūno ir iš jo aplinkos jis tos pinigus gaus. Dar įdomasis dalykas, kad čia įdomus, jau mes tų įdomių dalykų tikrai daug apkalbėjome apie Jogailą Morkūno šitus reikaliukus. Akivaizdu, kad tai nėra sukčiavimo schema, įprasta sukčiavimo schema. Nebent tarnybų nustatytų, kad tai jau ne pirmas pirkimas, kad tai yra jau sisteminiai vykdyti pirkimai ir tai yra aiškiai, kad tai yra buhalterinis meistriškumas ties taisyklių riba, ko galima, ko ir negalima. Čia lygiai taip pat, kaip mūsų vyriausios rinkimų komisijos nagrinėtos medžiaga. Pasirodo, prezidentą Ingridą Šimonytę gali remti verslininkai, kurie yra tik tais įmonių akcininkai ir atlyginimą gauna darbo užmokesčio pagrindų ir dividendų. Bet jeigu tas verslininkas paremė Remigijų Žemaitaitį arba Nemuno Aušrą, pasirodo, tai yra juridinių asmenų parama. Tai va, čia yra vėlgi lygiai taip pat riba. Mes padarėme viskas pagal teisingumą, pagal įstatymą atrodo, bet kažkam kitam vyriausios rinkimų komisijai nusprendė, kad, tai turėtų nebūti. Tai va, kai matome, kas vyksta šiandieną, tai vyksta tai, kad gali būti taip, kad panašus analogiški modeliai tiek pirmoje kovoje, tiek matyt pas Mykolą Katkų, tiek gal ir pas Edmundą Jakilaitį valdomos įmonėse, tokie triukai buhalteriniai egzistuoja. Mes ne šiaip suviešinam šitą dalyką. Mes viešinam šitą dalyką, kad kitos įmonės, kurios dalyvauja panašiuose konkursuose ir nesugeba laimėti, o nesugeba laimėti todėl, kad yra nesąžiningi valdininkai, yra tokie sukčiai, kurie sugalvoja vienokias ar kitas schemikės, kurios yra ties įstatymo pažeidimo riba. Kad jūs žinotumėt, kaip jie peina, kad sekantį kartą, kad jūs dalyvautumėt konkursuose, jūs laimėtumėt. Nes nepamirškit vieną dalyką. Eina laikas, kada jie jumis jūsų sustums. Ir Lietuvoje bus tik viena-dvi įmonės, kurie organizuos renginius, kurie įgarsinimą darys, kurie darys bet ką, kad tik jų gaujai įsilaikytų. Kuo daugiau įmonių bus teikiančių panašių paslaugų Lietuvoje, tuo mes turėsim didesnę konkurenciją, tuo mes turėsim aukštesnę pridėtinę vertę ir aukštesnę kokybę. Tai, mylėjai mano, jeigu turite panašių pirkimų arba žinote apie tos pirkimus, man asmeniškai rašykit, mes su komanda vėl pastudijuosim, panalizuosim tiek teisiškai, tiek buhalteriškai, kaip šitie procesai veikia. Mielas Jogaila Morkūnai. Ar gražu taip elgtis su valstybė? Kaip pasakytų tavo draugai vertybininkai, kurie vis mane kutena ir kaip sakant, šukuoja prieš plauką, ponas Žemaitaitį, pasižiūrėkite į savo elgesį. Tai va, ponas Morkūnai ir visi kiti Černiauskai, Malinauskai, Davidonytės ir panašiai. Ar jūs išdrysite, ar turėsite politinės ir moralinės valias atlikti žurnalistinį tyrimą, kiek pirma kava, kiek Katkaus įmonės fabulos ir visos kitos, kiek jie susijęti asmenys dalyvavo pirkimus ir kaip laimėjo. Be kita ko, labai įdomus dalykas. Mykolo Katkaus istorija yra toksai ponas Reznikovas. Reznikovas yra vyriausios rinkimų komisijos pirmininkės pavaduotojas. Jūs kaip žinote, kad būtent Edmundas Jakilaitis daugiausiai ir didžiausių sumų laimi būtent vyriausios rinkimų komisijų. Būtent tas sumas ir laimi prie dabartinės pirmininkės. Labai taip intensyviai bando susidoroti su Nemuno Aušra. Iki susimatymo. Noriu tikėti, kad čia tik sąmokslo teorija. Bet jie dokumentai rodo visai ką kitą.